1930 metais austrų fizikas Wolfgangas Pauli įkvėpimo sėmėsi iš savo sapnų, iš svyruojančių spektrinių linijų. Jo konkrečios idėjos kilo iš gilios intuicijos ir sąveikos su aplinka. Tada jis iškelia hipotezę apie vaiduokliškąsias daleles – neutrinus. Neutrinai kiaurai persmelkia mūsų planetą, mūsų pačius, viską. Kas sekundę Saulė siunčia 66 milijardus neutrinų ant kiekvieno Žemės kvadratinio centimetro. Neturėdami krūvio ir būdami labai maži, su juos supančia aplinka jie sąveikauja taip minimaliai, jog kitos dalelės neutrinų praktiškai nepastebi. Šios subatominės dalelės yra tokios mažytės ir tokios nesutrikdamos, jog jų beveik neįmanoma užfiksuoti, o gimsta jos pačiu destruktyviausiu visatos procesų metu. Energingiausiai kosminės kilmės neutrinai susiformuoja tolimiausiose kosmoso gelmėse, ištrūkę iš juodžiausių ir galingiausių visatoje vietų, iš gama spindulių šaltinių, blazarų, kvazarų ir žinoma, galaktikų centruose tūnančių supermasyviųjų juodųjų bedugnių. Tam tikra prasme, neutrinai yra kosmoso pasiuntiniai, nešantis žinią iš skirtingų visatos kampelių. Tačiau norint jų nešamas žinutes perskaityti, pirmiau reikia bent vieną iš jų sugauti. O mūsų Žemės paviršius yra pilnas trikdžių. Todėl turime leistis giliai po žemę į tyliausias vietas, it Wolfgango Pauli sapnuose. Tai Kamioka, mažas kaimelis įsikūręs Ikeno kalno šešėlyje, Gifu prefektūroje, Japonijoje. Vaiduokliškosioms dalelėms gaudyti į pagalbą čia ateina Super Kamiokande. Super Kamiokande yra detektorius giliai Ikeno kalne, įrengtas senoje kasykloje. Čia yra tik vienas tunelis, tiesus kelias į detektorių. Super Kamiokande arba Super Kei yra pastatytas po kalnų tam, kad kitos dalelės neužgožtų neutrinų signalo. Pro tokį kiekį uolienos prasiskverbia tik neutrinai. Tačiau net ir atfiltravus triukšmą, mokslininkai vis tiek negali aptikti neutrinų, kol šie nesąveikauja su kažkuom. Neutrinas iš esmės praeina pro viską, tačiau yra labai maža tikimybė, kad jis sąveikaus su materija. Todėl siekiant padidinti tos mažyčius šansus, buvo pastatytas 10 aukštų vandens bakas, pripildytas 50 000 tonų gryno vandens. Būtent su šiuo vandeniu neutrinai retkarčiais ir susiduria. Neutrinams aptikti reikia itin skaidrios terpės. Būtent tam naudojamas itin švarus vanduo. Kai neutrinas sąveikauja su vandeniu, sukuriamas yra šviesos blyksnis. Ir tą blyksnį gali užfiksuoti fotojutikliai. Taip ir stebime neutrinus. Šis silpniausias subatominis blykstelėjimas tai Čerenkovo spinduliuotė. Kiekvienas šios mažytės šviesos blyksnis signalizuoja, kad į vieną iš vandens molekulių buvo pataikyta neutrinų. Tokie smūgiai yra nepaprastai reti. Retumui suvokti padės toks palyginimas, kad kiekvienai žvaigždei stebimoje visatoje, šitam dideliam bake mes turime 17 milijardų vandens molekulių, o per dieną užfiksuojame tik apie 30 neutrinų smūgių. Tai yra apytiksliai 40 metrų aukščio, tiek pat kiek 13 aukštų pastatas detektorius. Ir iš tiesų jis yra išklotas jutikliais tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Iš viso yra 13 000 jutiklių. Ir įpylus visas 50 000 tonų vandens galima matuoti su tais fotojutikliais, pakankamai jautriais, kad aptiktumėt žibintuvėlio skleidžiamą šviesą nuo mėnulio paviršiaus. Kai neutrinas retkarčiais sąveikauja su vandeniu ar ledu, jis gali sukurti antrinę įkrautą dalelę, pavyzdžiui, elektroną ar mioną, kuris jau skleidžia Čerenkovo šviesą.
Taip mokslininkai mato neutrinų pėdsakus. Ir iš tos blyksnio formos, jos stiprumo, krypties, mokslininkai apskaičiuoja, iš kur neutrinas atskrido, kokios energijos jis buvo ir kokio tipo. Fotojutikliai vadinami fotomultiplikatorių vamzdeliais arba PMT. Ir jie šiek tiek primena milžiniškus lemputės formos objektus. Taigi tai yra vienas iš fotomultiplikatorių vamzdelių, viduje yra palaikomas aukštas vakuumas ir kai vandenyje įvyksta neutrino sąveika, jos sukurta šviesa pataiko į keliasdešimt arba net kelis šimtus tų vamzdelių. Jeigu mes pažvelgsime pro liuką į šitą struktūrą, mums atrodys tai tarsi portalas į kitą visatą arba tarsi daktaro Kas duris. Tiems, kas nežiūrėjo daktaro Kas, nuoširdžiai patariu pasižiūrėti. Visai įdomu. Matote šią spalvą. Iš tikrųjų, PMT nėra oranžiniai. Jie atspindi viduje esančių natrio lempų spalvą, naudojama jutikliams apsaugoti. Tai ir didinga ir keista tuo pat metu, nes PMT sudaro taisyklingą geometrinį raštą, kuris klaidina proporcijų ir atstumo pojūtį. Tarsi žiūrint iš vidaus, bakas atrodo dar didesnis, negu jis yra iš tikrųjų. Panašiai kaip ir tardės viduje yra žymiai didesnis negu ta telefono būdelė iš išorės. Ir tai buvo milžiniškas netikėtumas. Toks didelis, kad šis atradimas pelnė Nobelio premiją. Antrąją, išaugusią iš šios įspūdingos observatorijos. Anksčiau užduota mislė, kad Saulės neutrinų buvo aptinkama net mažiau nei didelis skaičius, kurį prognozavo amerikiečiai. Tačiau būtent Super K mokslininkai galiausiai rodė, kad neutrinai turi masę. Paaiškėjo, kad paslaptingai dingusiai buvo sunkesnės jų atmainos. Taigi, Takakiui Kadžitai tai pelnė savo laiku Nobelio premiją fizikoje. Tikrai svarbus atradimas už neutrinų osciliacijos įrodymą. Tai, kad neutrinai keičia savo tipą skrisdami. Nes iš viso yra 3 neutrinų tipai. Elektroninis, miuoninis ir tau. Super Kamiokande stebėjo, kad atmosferos neutrinai atskrieję iš toliau per visą Žemę buvo kitokio tipo nei atskridę iš arti. Tai įmanoma tik jei neutrinai turi masę, o tai prieštaravo standartiniam dalelių fizikos modeliui. 2024 metais, kuomet atstovavau Lietuvai Lindau suvažiavime, susitikau su Takaki Kadžita ir turėjau netgi bendrą vakarienę. Ir jis dar sakė, kad ši neutrino osciliacija aiškiai yra proveržis už standartinio modelio ribų. Tarkim, kad egzistuoja aukštesnė teorija už šį standartinį modelį, o neutrino osciliacijos atradimas suteikia tam tikrą langą į naująją fiziką. Super Kamiokande yra ir mikroskopas, ir teleskopas savo prasme, nes mikroskopas, tarsi mes žiūrime į mažiausias daleles, o observatorijoje jis tampa, nes mes galime sekti jas iki pat žvaigždžių. Tai Super Kamiokande ištyrė tas neutrino osciliacijas, jų gebėjimą keisti savo tapatybę. Ir dabar statomas yra Hiper Kamiokande, kuris beveik 10 kartų bus didesnis už Super Kamiokande. Ir startuos nuo 2028 metų. Per 10-metį jis sugebės surinkti tiek duomenų, kiek jo broliui Super Kamiokandai pavyktų per 100-metį. Taigi laikas čia teka kitaip. Įvykiai vyksta per sekundės dalis. Detektorius atidaromas itin retai, kartais tik kas 10-metį. Jis miega. Jis nuolat klausosi žvaigždžių. Ir mes jo dėka klausomės jų per akmenį, per vandenį. Ačiū.